Labadiena, ponios ir ponai. Nuoširdžiai sveikinu Jūs internetinėje informacinėje sesijoje Light Vehicles Big Changes. Sesiją organizuoja Europos darbo institucija ELA. Mano vardas Ivan Mekinda, dirbu ELA informacijos ir komunikacijos skyriuje ir šiandien būsiu Jūsų moderatorius. Ši sesija skirta artėjančiam pirmojo mobilumo paketo nuostatų įsigaliojimui. Šios nuostatos bus taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, naudojamams tarptautiniam krovinių vežimui keliais ir kabotažui. Nuostatos įsigalioja rytoj 2026 m. Liepos 1 dieną. Tai trečioji ir kartu paskutinė šiai temai skirto ciklo sesija. Gruodį pradėjome nuo praktinio internetinio seminaro, balandį kartu su Airijos nacionalinėmis institucijomis surengėme išsamesnę internetinę sesiją. Joje buvo nagrinėjami pasirinkti išsamūs klausimai, pavyzdžiui, vežimai naudojantis keltų perkelimais. Šiandien ne tik kartosime tai, ką jau aptarėme. Ši sesija pirmiausia parengta remiantis klausimais. Juos mums patikėte per ankstesnius renginius. Šiandien siekiame sutelkti dėmesį į tuos klausimus, kuriems reikia papildomų paaiškinimų. Šiandien susitikime aptarsime 3 pagrindinės sritis. Pirma, vairavimo laiko taisyklių taikymo išplėtimą transporto priemonėms. Antra, tachografų vaidmenį ir naudojimo būdą. O trečia, taisyklės susijusias su vairuotojų komandiravimu, įskaitant kelių transporto vairuotojų komandiravimo deklaracijų portalą. Į šią sesiją pakvietėme savo kolegas ekspertus, kurie pristatys šiuos klausimus tiek praktinių, tiek reglamentavimo požiūrių. Prieš pradėdamas norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visus mūsų pranešėjus, džiaugiamės, kad esate su mumis. Dabar paprašysiu savo kolegės Ivonos Kašpiksovos iš bendradarbiavimo paramos skyriaus tarti keletą sveikinimo žodžių ir taip oficialiai pradėsime mūsų sesiją. Ivona, perduodu tau žodį. Tikiuosi, kad mūsų dalyviai rado 2 valandas dalyvauti šioje sesijoje. Labai įdomioje internetinėje sesijoje. Šios sesijos metu daugiausia dėmesio skirsime pagrindiniams klausimams susijusiems su kelių transportui taikomų taisyklių įgyvendinimu. Juolab, kad šią sesiją galite peržiūrėti YouTube kanale European. Kanale European Labour Authority. Taigi šiandien pradėsime nuo vairavimo laiko reguliavimo taisyklių ir poilsio laikotarpių. Tada apžvelgsime tachografus. Žinome, kad daugelis jūsų tiek įmonių atstovų, tiek vairuotojų naudojančių lengvasias komercinės transporto priemonės iki šiol neturėjo galimybės gerai susipažinti su jų naudojimo taisyklėmis. Būtent todėl neapsiribosime vien šiuo klausimu. Taip pat rengiame papildomą savarankiško mokymosi medžiagą, trumpus mokomuosius vaizdo įrašus ir jie bus perkelti į NAE mokymosi platformą. Kaip visada nuolat informuosime jūs savo socialiniuose tinkluose, todėl kviečiu sekti mūsų profilius LinkedIn, Facebook ir Instagram. Ten skelbsime informaciją su nuorodomis. Nuorodos nuves jūs į medžiagą ir priemonės. Minėtos taisyklės bus pradėtos taikyti, kaip minėjau, jau rytoj. Todėl stengiamės padaryti viską, kad parengta medžiaga padėtų jums būti kuo geriau pasirengusiems. Esu įsitikinusi, kad daugelis jūsų jau spėjo susipažinti su pagrindinėmis taisyklėmis, nes informacinė veikla vykdo ne tik ELA. Joje labai aktyviai dalyvauja ir sektoriaus organizacijos, socialiniai partneriai bei verslo atstovai. Galima sakyti, kad tai yra labai svarbus etapas visam sektoriui. Lengvosios komercinės transporto priemonės anksčiau niekada nebuvo įtrauktos į šių taisyklių taikymo sritį. Todėl mūsų pagrindinė užduotis padėti, paaiškinti ir šviesti. Kaip jau minėjome, aptarsime vairavimo laiko taisyklės ir poilsio laikotarpius. Taip pat pereisime prie vairuotojų komandiravimo klausimų. Anksčiau jau surengėme sesiją skirtą pagrindiniams klausimams susijusiems su vairuotojų komandiravimu. Todėl išsamei neaptarsiu kiekvieno scenarijaus. Stengsimės šią temą papasakoti daugiau. Apžvelgsime kelių transporto vairuotojų komandiravimo deklaracijų portalą. Tai portalas, per kurį įmonės teikia komandiravimo deklaracijas. Be to, pristatysime medžiagą, kuri prieinama jau nuo 2022 metų.
dauguma jos tebėra naudinga ir aktuali. Žinoma, pakeliui buvo padaryta tam tikrų pakeitimų, nes kaip tikriausiai suprantate, kiekvienam naujam teisės aktui pirmaisiais jo taikymo metais reikia tam tikrų pataisų ir atnaujinimų. Taigi dabar mūsų laukia 2 valandų internetinė informacinė sesija. Vėliau ši sesija bus išversta į įvairias ES kalbas. Todėl tikimės, kad ši medžiaga padės jums daug lengviau įgyvendinti naujasis taisyklės. Ivanai, dabar perduodu tau žodį. Manau, kad jau metas pradėti pirmąją sesiją, pirmąją dalį. Ačiū Ivana už įžangą. Kaip Ivana pasakojo, pereikime prie pirmojo pranešimo. Dabar su malonumu kviečiu savo kolegą Tonio Borą iš ELA informacijos ir žinių sklaidos skyriaus, kuris pristatys institucijos informacinę veiklą kelių transporto sektoriuje. Ačiū Ivanai, mano vardas Tonio Beras, dirbo ELA informacijos srityje. ELA tai yra Europos darbo institucijoje. Turėsiu malonumą trumpai apžvelgti ELA veiklą. Pasistengsiu paaiškinti, kodėl mūsų institucija svarbi tokiems vairuotojams kaip jūs. Mūsų veikla taip pat svarbi kelių vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat socialiniams partneriams ir visiems, kuriems reikia informacijos apie naujasis taisyklės. Turime labai daug naudingos informacijos. Pasistengsiu ją jums pristatyti. Ši medžiaga padės jums susipažinti su naujomis taisyklėmis taikomomis lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Paskelbsime visą informaciją, įskaitant tą, kurią dabar pristatau. Po mano pranešimo pereisime prie labiau, taip sakant, techninių pristatymų. Jie bus skirti naujoms taisyklėms, kurios bus taikomos jūsų veiklai. Norėčiau pradėti nuo kiek provokuojančio teiginio. Jis parodo, kokie svarbus yra tokie renginiai ir seminarai kaip šiandieninis. Skaidrėje matote sakinį, kuris ko gero pažįstamas daugeliu žmonių, vykdančių tarptautinius vežimus keliais, ypač darbuotojų komandiravimo kontekste. Iš komandiravime dalyvaujančių darbuotojų ir darbdavių dažnai girdime tokią nuomonę. Europos darbuotojų judumas yra sudėtingas ir pernelyg apkrautas biurokratija. Čia taip pat matome atsaką į šį iššūkį. Mūsų atsakas į šią problemą – suteikti prieigą prie patikimos, naujausios ir lengvai suprantamos informacijos. Taigi jums nereikia klaidžioti ar vargti, esame tam, kad padėtume. Tuoj parodysiu, kaip galime jūs palaikyti. Europos darbo institucija, trumpiau ELA, yra viena iš naujesnių ES agentūrų. Tai priežiūros ir vykdomojo pobūdžio agentūra. Mūsų būstinė yra Bratislavoje, Slovakijoje. Pagrindinis mūsų tikslas – palengvinti darbuotojų judumą. Pavyzdžiui, sudaryti galimybės lengvasis komercinės transporto priemonės naudojančioms įmonėms ir vairuotojams teikti paslaugas visoje ES. Rūpindamės, kad ES taisyklės dėl darbuotojų judumo būtų taikomos taip, kad būtų teisingos, paprastos ir veiksmingos, stiprintų pasitikėjimą ir užtikrintų sąžiningą mūsų vertingiausio bendro turto vidaus rinkos veikimą. Šį tikslą įgyvendiname remdamiesi 3 ramsčiais. Pirmasis – informacijos ramstis. Pagrindinė jo užduotis – palengvinti asmenims prieigą prie informacijos ir paslaugų vairuotojams, darbdaviams, įmonėms ir socialiniams partneriams. Kitas ramstis – bendradarbiavimas. Jis remia bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp valstybių narių, kompetentingų institucijų ir visų suinteresuotųjų šalių. Galiausiai vykdymo užtikrinimo ramstis. Jo užduotis – stiprinti tarp valstybinį taisyklių vykdymo užtikrinimą susijusį su darbuotojų judumu. Tai apima valstybių narių vykdomų bendrų patikrinimų ir vykdymo veiksmų koordinavimą, siekiant užtikrinti darbo teisės laikymasi. Dabar išsamiau pažvelkime, ką darome vairuotojams, įmonėms ir socialiniams partneriams veikiantiems tarptautinio kelių transporto sektoriuje. Organizuojame vietinius informacinius renginius, pavyzdžiui, išvažiuojamosius pristatymus ir internetinės informacinės sesijas, tokias kaip ši. Jos gali vykti gyvai arba internetu įvairiose valstybės narėse.
Tačiau visada yra skirtos vairuotojams, įmonėms ir socialiniams partneriams. Jose nagrinėjami įvairūs kelių transporto judumo klausimai, pavyzdžiui, pirmojo mobilumo paketo nuostatos. Būtent šiame pakete numatytos taisyklės, kurios nuo rytojaus bus taikomos ir vairuotojams bei įmonėms naudojančioms lengvasias komercinės transporto priemonės. Taip pat parengėme daug praktinės medžiagos. Jis skirta padėti jums geriau suprasti galiojančias taisyklės. Ji taip pat yra kampanijos Road to Fair Transport dalis. Šios kampanijos metu be kita ko parengėme lankstinuką skirtą labai svarbiam klausimui vairavimo laiko taisyklėms. Minėti lankstinukai prieinami visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir keliomis atitinkamomis trečiųjų šalių kalbomis. Į juos galima nemokamai atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės. Jei spustelėsite čia, skaidrėje, busite nukreipti į atitinkamą medžiagą. Pabrėžiu, visa ši medžiaga visiškai nemokamai ir prieinama įvairiomis kalbomis. Be to, šioje skaidrėje matote, kad kuriame ir diegiame kitas priemonės, skirtas padėti vairuotojams, įmonėms ir socialiniams partneriams. Pavyzdžiui, šiuo metu kuriame darbo užmokesčio priemonę. Jos tikslas padidinti skaidrumą dėl komandiruotiems vairuotojams vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus keliais priklausančio atlygio. Vėliau šiandienos sesijoje taip pat numatyti atskiri pristatymai kitomis techninėmis temomis susijusiomis su vairavimu, poilsio laikotarpiais ir vairuotojų komandiravimu. Ši kuriama darbo užmokesčio priemonė turėtų padėti vairuotojams nustatyti atlygio dydį, į kurį jie turi teisę, kaip komandiruoti vairuotojai atskirose valstybėse narėse. Baigę kurti šią priemonę, informuosime jūs ir visus kitus suinteresuotus sektoriaus dalyvius apie darbo rezultatus. Dabar norėčiau pristatyti mūsų naujausią informacinę kampaniją apie naujasias taisyklės. Jos įsigalios rytoj, trečiadienį, Liepos 1 dieną. Pati kampanija vadinasi Light Vehicles Big Changes. Jis skirta vairuotojams ir įmonėms naudojančioms lengvasias komercinės transporto priemonės. Šioje kampanijoje teikiame informaciją apie privalomas taisyklės dėl vairavimo laiko, poilsio laikotarpių ir pareigos naudoti antrosios kartos išmanųjį tachografą bei taisyklės dėl vairuotojų komandiravimo. Skaidrėje galite rasti interneto svetainę, kurioje pateikta daug naudingos informacijos. Taip pat galite atsisiųsti lankstinuką, kuriame apibendrinta svarbiausia informacija. Per artimiausius mėnesius skelbsime daugiau medžiagos. Šiuo metu medžiaga yra anglų kalba, tačiau netrukus bus prieinama ir kitų ES valstybių narių kalbomis. Europos komisija taip pat teikia daug naudingos informacijos apie kelių transportą. Spustelėję šią nuorodą busite perkelti į interneto svetainę skirtą ES taisyklėms dėl darbo kelių transporto sektoriuje. Ten rasite išsamią informaciją apie visus svarbiausius šių taisyklių aspektus. Kairėje interneto svetainės pusėje matomos atskiros temos, tai vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės, tachografo naudojimo taisyklės, vairuotojų komandiravimo nuostatos, taip pat informacija apie minimalų darbo užmokestį. Svetainė prieiname daugeliu kalbų. Dar vienas informacijos šaltinis, kurį norėčiau jums pristatyti, yra ELA interneto svetainė. Joje yra specialus skyrius skirtas socialiniams tarptautinio kelių transporto aspektams. Šioje skaidrėje parodyta, kaip galite pasiekti atitinkamas temas. Ten teikiame informaciją apie kelių transporto sektoriuje galiojančių taisyklių teisinį pagrindą. Ten taip pat rasite tiesioginę nuorodą į vieną iš kitų mūsų internetinių seminarų ir ankstesnių sesijų įrašus. Čia matote oficialią Europos komisijos informacinę svetainę apie pirmąjį mobilumo paketą. Joje rasite apibrėžtis, išsamius aprašymus, paaiškinimus ir informaciją.
Viską apie galiojančias ES taisyklės reglamentuojančias tarptautinį kelių transportą. Nuo rytojų šios taisyklės taip pat bus taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Ten pateikiami dažniausiai užduodami klausimai, todėl primygtinai raginu jūs pasinaudoti šiuo šaltiniu. Šioje skaidrėje matote prieigos prie kelių transporto vairuotojų komandiravimo deklaracijų portalo taškus. Prie šios priemonės dar grįšime vėliau šiandien. Prieš baigdamas norėčiau paminėti dar vieną iš aktualiausių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria tarptautinio kelių transporto sektorius. Tai kvalifikuotų vairuotojų trūkumas. ELA glaudžiai bendradarbiauja su EURAS, Europos užimtumo tarnybomis. Tai bendradarbiavimo tinklas. Jis sukurtas siekiant palengvinti laisvą darbuotojų judėjimą tarp ES valstybių narių, taip pat Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos. Šios struktūros padeda darbo ieškantiems žmonėms rasti darbą, o darbdaviams darbuotojų visoje Europoje. Kaip darbdavys galite ieškoti kandidatų pagal konkrečius poreikius, o taip pat darbuotojas galite įkelti savo gyvenimo aprašymą, susikurti profilį ir taip tapti matomi potencialiems darbdaviams. Norint naudotis šiomis paslaugomis, reikia turėti nemokamą EULogin paskyrą. Ši paskyra suteikia prieigą prie daugelio naudingų ES paslaugų ir išteklių. Nuoroda pateikta šioje skaidrėje. Galiausiai pristatau jums Solvit paslaugą. Tai nemokama ES teikiama paslauga. Jos tikslas padėti piliečiams ir įmonėms spręsti problemas, kylančias bendraujant su kitos valstybės narės viešojo administravimo institucijomis. Solvit gali padėti, jei susidurite su nesąžiningų taisyklių taikymu arba kitos valstybės narės viešojo administravimo institucijų sprendimais. Apie problemą galite pranešti Solvit interneto svetainėje arba susisiekiant su nacionaliniu Solvit centru. Solvit teikia informaciją apie teisinį pagrindą. Prireikus jis primena kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie teisės, kurias pagal ES teisę turi piliečiai ir įmonės bei bendradarbiauja su jomis sprendžiant problemą. Tikiuosi, kad mano pateikta informacija jums bus naudinga, ji padės pasirengti taikyti naujasias taisyklės susijusias su lengvosiomis komercinės transporto priemonėmis, kurios įsigalios rytoj Liepos 1 dieną. Dėkoju už dėmesį, perduodu žodį Ivanui. Ačiū, Tonijo, labai dėkoju už informacinės veiklos ir visų naudingų informacijos šaltinių pristatymą. Dabar pereisime prie vienos pagrindinių šiandienos sesijos temų – praktinių vairavimo laiko taisyklių taikymo išplėtimo ir poilsio laikotarpių taisyklių taikymo lengvosioms komercinėms transporto priemonėms pasekmių. Dabar pakviesiu savo kolegą Simu Sarinčą, tarptautinio vykdymo užtikrinimo ir analizės skyriaus vyresnį ekspertą. Labai ačiū, Ivanai, laba diena visiems, mano vardas Simus Linč, kaip jau minėjo Ivanas, dirba Europos darbo institucijoje, šiuo metu esu komandiruotas į patikrinimų skyrių ir kartu glaudžiai bendradarbiauju su bendradarbiavimo skyriumi. Labai džiaugiuosi galėdama šiandien pristatyti mūsų trečią internetinį seminarą skirtą vairavimo laiko taisyklių taikymo išplėtimui ir poilsio laikotarpiams lengvosiose komercinėse transporto priemonėse. Kaip jau žinote, per du ankstesnius internetinius seminarus daugiausia dėmesio skyrėme pagrindinėms iš šių taisyklių kylančioms nuostatoms. Pristatėme didžiausią leistiną vairavimo laiką ir kalbėjome apie privalomas pertraukas bei reikalavimus dėl kasdienio ir savaitinio poilsio laikotarpių. Šiandien savo pristatymę noriu sutelkti dėmesį į klausimus, kuriuos kėlėte per pastaruosius 6 mėnesius, nes gavome daug įvairių klausimų. Šioje skaidrėje pateiktas temų, kurias aptarsime sąrašas. Pirmiausia, tai 2 naujos pareigos. Viena susijusi su licencijavimu, kita su vairavimo laiku ir poilsio laikotarpiais. Aptarsime lengvųjų komercinių transporto priemonių didžiausią leidžiamąją masę. Taip pat paaiškinsime, kas yra komercinis krovinių vežimas keliais. Aptarsime vežimus savo sąskaitą, kalbėsime apie patikrinimus keliuose ir apie tai, kokius dokumentus bei įrašus vairuotojai turėtų pateikti patikrinimo metu.
Taip pat aptarsime mišrias operacijas ir kelis išsamius praktinius scenarius. Šioje skaidrėje matote santrumpų sąrašą. Jos bus vartojamos pristatymo metu. Vėliau taip pat galėsite peržiūrėti šį pristatymą, jei norėsite grįžti ir pasitikrinti, ką reiškia šie akronimai. Kaip tikriausiai daugelis jūsų žino, lengvosioms komercinėms transporto priemonėms jau taikomos kelių vežėjo licencijos taisyklės, nustatytos kelių transporto rinkos prieigos nuostatuose. Šias taisyklės taikomos nuo 24 metų gegužės 21 dienos, tai reiškia, kad jau 4 metus galioja reikalavimas turėti bendrijos licenciją. Įmonės, naudojančios lengvasis komercinės transporto priemonės ir norinčios įvykdyti tarptautinį komercinį krovinių vežimą keliais, privalo turėti šį dokumentą. Dokumentą išduoda kompetentinga atitinkamos valstybės narės licencijas išduodanti institucija. Šis dokumentas išduodamas įmoniai atitinkančiai tam tikrus reikalavimus ir sąlygas būtinas norint verstis kelių vežėjo profesiją. Kalbant apie vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės, rytojus yra lūžio diena. Nuo rytojaus tam tikrai lengvųjų komercinių transporto priemonių grupiai bus taikomos vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės nustatytos reglamente numeris 561-2006. Nuo rytojaus visose į šio reglamento taikymo sritį patenkančiuose transporto priemonėse turės būti įrengtas antrosios kartos išmanusis tachografas. Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų klausimą. Ši pareiga taikoma tiek komerciniams vežimams, tiek vežimams savo sąskaitą. Išimtis taikoma tik tais atvejais, kai galioja viena iš numatytų išimčių. Ta pareiga, apie kurią kalbėjau, galioja, jei netaikoma jokia išimtis. Dar viena skaidrė, kurioje paminėsiu kelis papildomų reikalavimų aspektus. Šią pareigą jau turime šį reikalavimą jau 4 metus. Be to, transporto priemonėje turi būti patvirtinta bendrijos licencijos kopija. Bendrijos licencijos originalą turi saugoti transporto įmonė. Patikrinimo kelyje metu licencijos kopiją reikia pateikti, jei to paprašo patikrinimą atliekantis įgaliotas pareigūnas. Dabar pereisime prie vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklių. Atsakysime, kurioms transporto priemonėms šios taisyklės bus taikomos nuo rytojaus. Mobilumo paketų taisyklių taikymo sritis išplėsta lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių didžiausia leidžiamoji masė viršija 2,5 tonos ir neviršija 3,5 tonos. Į šią masę įskaičiuojame bet kuri priekaba ar puspriekabė. Tai reiškia, kad jei prie transporto priemonės prikabinta priekaba atsižvelgiama į visos transporto priemonių junginio didžiausią leidžiamąją masę. Taisyklės taikomos tik tarptautiniam krovinių vežimui keliais arba kabotažo operacijoms. Jos netaikomos keleivių vežimui. Be to, jos taikomos tik transporto priemonėms registruotoms ES valstybėse narėse ir 3 Europos ekonominės erdvės valstybėse, tai yra Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje. Jos taip pat taikomos transporto priemonėms registruotoms Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Taigi, kas yra didžiausia leidžiamoji masė? Paprasčiausiai tariant, tai didžiausia masė, su kuria visiškai pakrauta transporto priemonė gali teisėtai važiuoti keliu. Ji apima pačios transporto priemonės masę, vairuotoją ir visus keleivius, vežamą krovinį, įrankius, įrangą ir žinoma degalų masę. Visos šios dalys sudaro transporto priemonės didžiausią leidžiamąją masę.
Informaciją apie didžiausią leidžiamąją masę galima rasti tik transporto priemonės registracijos liudijime, tiek gamintojo identifikavimo lentelėje. Prieš tęsdamas norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų dalyką. Didžiausios leidžiamosios masės viršijimas yra ne tik rimtas pažeidimas, bet ir kelia pavojų saugumui. Dėl to gali būti skirta bauda ir uždrausta toliau važiuoti transporto priemonė. Kitoje skaidrėje matote gamintojo identifikavimo lentelės pavyzdį, kur ji yra. Paprastai įtvirtinama ant durų statramsčio arba pavariklio skyriaus dangčių. Pirmoji lentelėje matoma reikšmė yra svarbiausia. Ji nurodo techniškai leidžiamą didžiausią transporto priemonės bendrąją masę. Skaičiumi 1 pažymėta reikšmė nurodo techniškai leidžiamą didžiausią pirmosios ašies apkrovą. Žemiau esanti reikšmė nurodo techniškai leidžiamą didžiausią antrosios ašies apkrovą. Neretai šių dviejų reikšmių suma yra didesnė už transporto priemonės didžiausią leidžiamąją masę. Tai visiškai normalu ir suteikia daugiau lankstumo. Jei transporto priemonė pakrauta iki didžiausios leidžiamosios masės, svorį galima tinkamai paskirstyti tarp ašių su sąlyga, kad ne viena ašis nebus perkrauta. Tai nekeičia transporto priemonės didžiausios leidžiamosios masės. Būtent jie nustato didžiausią masę, su kuria transporto priemonė gali teisėtai važiuoti keliu. Antroje lentelės eilutėje pateikta dar viena svarbi reikšmė. Tai techniškai leidžiama didžiausia transporto priemonių junginio bendroji masė. Tai yra vilkikas ir priekaba. Norint nustatyti viso junginio didžiausią leidžiamąją masę, reikia atsižvelgti į abiejų transporto priemonių leidžiamąsias mases. Dabar pažvelkime į paprastą pavyzdį. Ką čia matome? Matome transporto priemonę. Transporto priemonė velka priekabą. Transporto priemonės didžiausia leidžiamoji masė yra 2,5 tonos. Priekabos didžiausia leidžiamoji masė yra 700 kg. Taigi bendra transporto priemonių junginio didžiausia leidžiamoji masė bus 3,20 tonos. Pati transporto priemonė, kurios didžiausia leidžiamoji masė yra 2,5 tonos, nepatektų į taisyklių taikymo sritį. Primenu, taisyklės taikomos tik transporto priemonėms, kurių didžiausia leidžiamoji masė viršyje 2,5 tonos ir neviršyje 3,5 tonos. Tačiau prijungus priekabą reikia atsižvelgti į didžiausią leidžiamąją masę viso junginio. Kadangi jie yra 3,20 tonos, transporto priemonė su priekaba pateks į taisyklių taikymo sritį. Dabar pažvelkime į praktinį pavyzdį. Turime įmonę, ji valdo motociklų techninės priežiūros ir remonto dirbtuves. Atsarginėms dalims ir mažesniems motociklams vežti jie naudoja lengvąją komercinę transporto priemonę su priekaba. Pačios transporto priemonės didžiausia leidžiamoji masė yra 2,5 tonos, todėl jie įvažiuoja be priekabos, taisyklės jai netaikomos. Tačiau prijungus priekabą reikia atsižvelgti į didžiausią leidžiamąją viso junginio masę. Dabar pereikime prie komercinio krovinių vežimo keliais, lengvai komerciniai transporto priemoniai. Taisyklės taikomos, jei ji vykdo tarptautinį krovinių vežimą keliais už atlygį arba savo sąskaitą. Kaip minėjau anksčiau, nebent taikoma atitinkama išimtis. Taigi iš pirmo žvilgsnio tai reiškia, kad tiek vežimams už atlygį, tiek vežimams savo sąskaitą taikomos vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės. Dabar pažvelkime į išimtį, apie kurią gavome bene daugiausia klausimų. Ji susijusi su vežimais savo sąskaitą ir galimybė pasinaudoti jiems numatytą išimtimi. Taip, tokia išimtis yra, tačiau ji suformuluota labai tiksliai. Turi būti kartu įvykdytos dvi sąlygos. Pirma, vežimas turi būti vykdomas įmonės savo reikmėms. Antra, transporto priemonės vairavimas negali būti pagrindinė vairuotojo veikla.
Jei abi šios sąlygos neįvykdytos, išimtis netaikoma. Ką reiškia vežimas savo sąskaitą? Reglamentas dėl patekimo į kelių transporto rinką, konkrečiai reglamentas numeris 1072-2009 pirmas straipsnio, 5 dalyje nustato 5 sąlygas. Visos jos turi būti įvykdytos, kad vežimas būtų laikomas vežimu savo sąskaitą. Dabar neaptarsiu visų 5 sąlygų paeiliui, lengviau bus paaiškinti konkrečių pavyzdžių. Ką matome skaidrėje? Įmonė gaminančia plieninius baldus maisto pramoniai. Šios įmonės darbuotojas naudoja įmonei priklausančią lengvąją komercinę transporto priemonę ir veža nebaigtas plieninės konstrukcijas rangovui, kuris teikia cinkavimo paslaugą kitoje valstybėje narėje. Vėliau paruošti elementai paimami ir grąžinami į gamyklą, kad būtų sumontuoti. Taigi tai yra tarptautinis vežimas savo sąskaitą. Kodėl? Nes prekės gaminamos ir vežamos tik šios įmonės veiklos reikmėms. Dabar patikrinkime, ar įvykdytos visos būtinos sąlygos. Ar prekės priklauso įmonei? Ar jos nuosavybė? Taip. Vadinasi, pirmoji sąlyga įvykdyta. Koks buvo vežimo tikslas? Nebaigtus elementus nuvežti į įmonę kitoje valstybėje narėje, kad jie būtų cinkuojami. Taigi, prekės iš įmonės išvežtos tik jos pačios poreikiams tenkinti. Taigi, antroji sąlyga taip pat įvykdyta. Galime pažymėti kitą. Transporto priemonę vairavo šios įmonės darbuotojas. Be to, vežimui naudota transporto priemonė priklausė įmoniai. Galiausiai 5 sąlyga. Toks vežimas turi būti tik pagalbinis pagrindinės įmonės veiklos atžvilgiu. Kitaip tariant, transportas buvo tik viena viso verslo proceso dalis. Jis atliko pagalbinę funkciją pagrindinės įmonės veiklos atžvilgiu. Kokia tai veikla? Plieninių baldų gamyba maisto pramoniai. Tai buvo vežimo savo sąskaitą pavyzdys. Tačiau kyla kitas klausimas. Ar tokiu atveju galima pasinaudoti išimtimi? Atsakymas priklauso nuo to, ar transporto priemonės vairavimas yra pagrindinė ją vairuojančio asmens veikla. Nė viename galiojančiame reglamente nėra nuostatos apibrėžiančios vairuotojo pagrindinės veiklos sąvoką. Tam tikrą gairę pateikia direktyvos 2022-2561 konstatuojamoji dalis. Joje nurodyta, kad paprastai galima laikyti, jog vairavimas nėra pagrindinė darbuotojo veikla, jei jis sudaro mažiau kaip 30% jo mėnesio darbo laiko, skaičiuojama nuolat. Tačiau nežinau, kokį požiūrį pasirinks kiekviena valstybė narė. Skirtingų valstybių praktika gali skirtis. Kaip tai įrodyti? Tikriausiai to klausėte kaip įmonės ar vairuotojai. Gali padėti darbo sutartis. Verta turėti jos kopiją su savimi. Joje gali būti nurodytos pagrindinės darbuotojo pareigos. Ji gali parodyti, kokios užduotys buvo pavestos darbuotojui. Taip pat primygtinai rekomenduočiau prieš pradedant veiklą patikrinti, kokius kriterijus taiko valstybė narė, kurios teritorijoje ketinate vežti krovinius. Tai sudėtingas klausimas
Jis neabejotinai bus iššūkis ne tik įmonėms ir vairuotojams, bet ir pačioms kontrolės institucijoms. Dabar pereikime prie patikrinimų keliuose. Per tokius patikrinimus vairuotojas privalo pateikti duomenys apie savo veiklą ne tik patikrinimo dieną, bet ir per ankstesnės 56 dienas. Kiekviena diena turi būti tinkamai dokumentuota. Žinoma, iki šiandien, tai yra iki birželio 30 dienos, vykdyta veikla dar nepateko į šių taisyklių taikymo sritį. Tai reiškia, kad lengvosios komercinės transporto priemonės lengvosios vairuotojas sustabdytas patikrinimui šių metų Liepos 1 dieną neturėtų būti įpareigotas pateikti įrašų už ankstesnės 56 dienas. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną išimtį. Jei vairuotojas taip pat vairuoja sunkiasvorės transporto priemonės ir dirba įmonėje turinčioje mišrų parką, iki šiandien jis jau vykdė vežimus, kuriems buvo privaloma naudoti tachografą. Todėl jis turės pateikti įrašus už reikalaujamą 56 dienų laikotarpį. Visais kitais atvejais ši pareiga palaipsniui didės nuo Liepos 1 dienos. Pavyzdžiui, Liepos 10 dieną tikrinamas vairuotojas turėtų galėti pateikti įrašus už laikotarpį nuo Liepos 1 iki 10 dienos imtinai. Kokią informaciją turi apimti vairuotojo įrašai? Jie turi dokumentuoti pirmą vairavimo laiką, antrą kitą darbą, parengties laikotarpius, pertraukas ir poilsio laikotarpius. Tai visos pagrindinės veiklos rūšys atliekamos per dieną. Kasdien vežimus vykdantiems vairuotojams tai nėra problema. Taip yra dėl tachografo naudojimo. Vairuotojo kortelė lieka įrenginyje, todėl visi duomenys registruojami automatiškai. Tačiau kitaip yra vairuotojams, kurie vežimus vykdo tik retkarčiais, arba vairuotojams vykdantiems vadinamasis mišrias operacijas. Tai reiškia, kad daliai vežimų taisyklės taikomos, o daliai ne. Darbas už taisyklių taikymo srities ribų taip pat gali būti atliekamas ne transporto priemonėje, kurioje įrengtas tachografas. Vairavimo už taisyklių taikymo srities ribų pavyzdys – nacionaliniai vežimai. Darbo už taikymo srities ribų pavyzdys – diena praleista biure ar sandėlyje. Tas pats taikoma važiavimo laikui iki vietos esančios ne įmonės bazėje. Ar vairuotojo gyvenamoje vietoje, jei tikslas perimti ar perduoti į reglamento taikymo sritį patenkančią transporto priemonę. Ligos atostogos ar kasmetinės atostogos taip pat turi būti tinkamai dokumentuotos. Netrukus mano kolega išsamiau paaiškins šios klausimus. Jis pasakys, kaip šios laikotarpius registruoti tachografu. Dabar mišrios operacijos patenkančios į reglamento 561/2006 taikymo sritį ir nepatenkančios ją. Taip pat ES ir Jungtinės karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo taikymo sritis. Į taisyklių taikymo sritį patenka visos tarptautinės operacijos tarp ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos ir Jungtinės karalystės. Tipiškas operacijas už taisyklių taikymo srities ribų pavyzdys yra nacionalinis vežimas. Jei vairuotojas vykdo mišrias operacijas, jis naudoja transporto priemonę su tachografu. Rekomenduojame vairuotojo kortelę palikti tachografe ir vykdant vežimus, kurie nepatenka į reglamento taikymo sritį, bei pasirinkti funkciją Out of Scope. Artūras vėliau tiksliai paaiškins, kaip naudoti šią funkciją ir tachografą tokiu atveju. Vykdydamas tokią operaciją, vairuotojas ir toliau turi registruoti pertraukas, poilsį, kitą darbą, pavyzdžiui, pakrovimą ir iškrovimą, taip pat parengties laikotarpius. Visa tai daroma naudojant atitinkamus tachografo mygtukus, kaip minėjau ankstesniuose internetiniuose seminaruose.
Taip pat reikia atminti, kad kaip out of scope registruotas vairavimo laikas laikomas kitu darbu, todėl neįskaičiuojamas į vairavimo laiką, kuriam taikomi dienos ir savaitės limitai, nes tai yra kitas darbas. Tačiau jei vairuotojas vežimo už taisyklių taikymo srities ribų vykdo transporto priemonę be tachografo, kitą kartą įdėjęs kortelę į tachografą, jis turi rankiniu būdu įrašyti trūkstamus duomenis. Prie šios funkcijos taip pat grįšime. Tai bus kito pristatymo metu. Taip pat gavome labai daug klausimų apie važiavimą be krovinio. Tikiuosi, kad toliau pateikti pavyzdžiai sklaidys daugumą abejonių šių klausimų. Pirmasis pavyzdys susijęs su tarptautiniu vežimu. Turime vairuotoją. Vairuotojas dieną pradeda įmonės buveinėje. Tada be krovinio važiuoja į kitą vietą. Ši vieta yra toje pačioje ES valstybėje narėje. Ten jis pakrauna prekes, prekės skirtos pristatyti į kitą valstybę narę. Kaip jau paaiškinau, pačiam tarptautiniam vežimui neabejotinai taikomos taisyklės. Tačiau dažnai klausima, ar važiavimui be krovinio atliekamam prieš pakrovimą taip pat taikomos taisyklės. Atsakymas – taip. Tai reiškia, kad vairuotojas turi naudoti tachografą ir įdėti vairuotojo kortelę nuo pat šio važiavimo pradžios. Dabar pavyzdys apie mišrias operacijas vykdomas tą pačią dieną. Vairuotojas pradeda dieną įmonės bazėje ir pirmiausia be krovinio važiuoja į kitą vietą toje pačioje valstybėje narėje. Ten pakraunamos prekės skirtos nacionaliniam vežimui. Po šio pristatymo vairuotojas vėl be krovinio važiuoja į kitą pakrovimo vietą. Šį kartą jis pakrauna prekes skirtas tarptautiniam vežimui. Jau žinome, kad nacionaliniam vežimui reglamentas netaikomas. O kaip dėl prieš šį atliekamo važiavimo be krovinio? Jis taip pat nepatenka į taisyklių taikymo sritį. Tačiau pačiam tarptautiniam vežimui taisyklės žinoma taikomos. Tas pats pasakytina ir apie prieš šį atliekamą važiavimą be krovinio. Tai ta pati transporto priemonė. Todėl rekomenduojame net ir vykdant vežimus už reglamento taikymo srities ribų naudoti vairuotojo kortelę ir pasirinkti funkciją out of scope, nes taip vėliau nereikės atlikti įvairių rankinių įrašų. Vairuotojai tai daug paprasčiau ir patogiau. Žinoma, jei vežimas už taisyklių taikymo srities ribų vykdomas transporto priemonė be tachografo, reikės atlikti rankinį įrašą arba parengti atitinkamą dokumentą. Artūras išsamei paaiškins, kaip elgtis tokiose situacijose. Dabar apibendrinant, ar važiavimui be krovinio taikomos taisyklės lemia vežimo pobūdis, tiesiogiai susijęs su kroviniu. Būtent tuo remiantis sprendžiama, ar būtina naudoti tachografą. Dabar keli praktiniai scenarijai, kurie taip pat atsako į kylančius klausimus. Tik nacionalinės taisyklės. Tokiai veiklai reglamentas numeris 561-2006 netaikomas. Tokiu atveju nėra pareigos transporto priemonėje įrengti tachografą, nes važiuojama toje pačioje valstybėje narėje. O kas, jei nacionalinis vežimas trumpiausiu maršrutu vyksta per kitos valstybės narės teritoriją? Ar toks vežimas vis dar laikomas nacionaliniu?
jis nelaikomas tarptautiniu vežimu, todėl pareiga naudoti tachografą neatsiranda. Tai taikoma ir tada, kai maršrutas eina per Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos teritoriją. Išimtis čia yra Jungtinė karalystė, kurią paaiškinsiu po to jau. Taigi tai yra nacionalinis vežimas, net jei važiuojame per kitos valstybės narės teritoriją. Dabar dar vienas praktinis pavyzdys. Turime Belgijos vežėją, kuris pakrauna prekes Belgijoje. Trumpiausias maršrutas eina per Prancūziją. Pervažiavęs Prancūziją, vairuotojas grįžta į Belgiją, nes kelias per Prancūziją yra trumpiausias. Jei įmonė vykdo tik tokias operacijas, ji nelaikoma vykdančia tarptautinį krovinių vežimą keliais, todėl neprivalo naudoti tachografo. Dabar Airijos ir Jungtinės karalystės situacija. Jei Airijoje registruota lengvoji komercinė transporto priemonė vykdo vežimą, kuris prasideda ir baigėsi Airijoje, bet maršrutas eina tranzitu per Jungtinės karalystės teritorijoje, transporto priemonėje turi būti įrengtas tachografas. Ta pati taisyklė taikoma ir priešinga kryptimi. Tai yra, jei vežimas prasideda ir baigėsi Jungtinėje karalystėje, tačiau tranzitu vyksta per Airijos Respubliką, tai tiesiogiai nustatyta yra ES ir Jungtinės karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarime. Pažvelkime į pavyzdį. Airijos vežėjas. Prekės pakraunamos Airijoje. Jos turi būti pristatytos į Donegalą. Tačiau trumpiausias maršrutas eina per Šiaurės Airiją. Pagal TCA prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatas tokioje lengvoje komercinėje transporto priemonėje turi būti įrengtas tachografas. Labai dėkoju už dėmesį. Tikiuosi, kad pateikta informacija jums bus naudinga ir perduodu žodį Ivanui. Ačiū Simusai už šį išsamų pristatymą. Jau minėjai, kad netrukus turėsime galimybę pamatyti kitą pristatymą. Jame bus paaiškinta, kaip vairuotojo veikla turi būti registruojama tachografu. Todėl su dideliu malonumu sveikinu Artūrą Točką. Ponas Točka yra Lenkijos Vaivadijos kelių transporto inspekcijos atstovas. Artūras yra kelių transporto inspektorius. Jis pristatys tachografą kaip priemonę naudojama galiojančių taisyklių vykdymo užtikrinimui. Jis paaiškins, kaip teisingai jau naudotis. Artūrai, ar mus girdi? Taip, girdime tave. Taip, aš jūs matau ir girdžiu. Mano vardas Artūras Točko, esu kelių transporto inspektorius iš Lenkijos. Šiandien praktinėme įvade į tachografus paaiškinsiu, kodėl jie yra kur kas daugiau nei vien laiko registravimo įrenginiai. Tam turime apie 20 minučių, todėl tai nebus išsamus mokymai. Vis dėlto tikslas yra toks. Po seminaro asmuo, kuris rytoj pirmą kartą naudos tachografą lengvojoje komercinėje transporto priemonėje, bendrai žinos, kaip jau naudotis ir kuriems klausimams reikia skirti ypatingą dėmesį. Žinome, kad kai kuriuos dalykus čia reikia paaiškinti išsamiau. Pradėkime nuo atsakymo į klausimą, kam skirtas tachografas. Yra kelios priežastys, dėl kurių teisės aktų leidėjas nustatė pareigą naudoti tachografą. Pirmoji ir svarbiausia – kelių eismo sauga. Nuovargis veikia vairuotojo dėmesį, reakcijos laiką ir gebėjimą tinkamai įvertinti situaciją. Komerciniams vežimams naudojamų transporto priemonių avarijų padariniai gali būti ypač sunkus, todėl vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės šią riziką mažina. Antrasis tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kaip žinome, kelių transporto rinka yra labai konkurencinga, kartu yra išsamei reglamentuojama. Joje veikia labai daug įmonių, todėl siekiant visoms užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tachografas registruoja daug duomenų apie transporto priemonės naudojimą. Šie įrašai įrodo, kad laikomasi galiojančių taisyklių.
Galiausiai trečiasis tikslas – vairuotojo apsauga. Be tachografų vairuotojai galėtų patirti spaudimą vairuoti ilgiau, trumpinti pertraukas ar poilsio laikotarpius arba neteisingai registruoti atliekamą darbą. Tachografas sukuria objektyvų įrašą, jo negalima tiesiog pakeisti. Įmonės pateikia negali pakeisti įmonės pateiktą įvykių versiją. Šie duomenys yra patikimas tikrojo vairuotojo darbo laiko įrodymas. Tachografas taip pat yra priemonė naudojama įrodymams rinkti patikrinimų metu. Tachografo įrašyti duomenys gali būti susiję ne tik su vairavimo laiku ir poilsio laikotarpiais, bet ir su patekimu į kelių transporto rinką, vairuotojų komandiravimu ir kitomis iš galiojančių taisyklių kylančiomis pareigomis. Apibendrinant šią skaidrę, kam skirtas tachografas? Kelių eismo saugai gerinti ir sąžiningai konkurencijai užtikrinti. Jis saugo vairuotojus ir padeda veiksmingai užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą. Dabar pažvelkime į tachografo sistemos elementus. Kokia sistemos dalis labiausiai matoma? Tai transporto priemonės blokas. Vehicle Unit VU. Jis montuojamas vairuotojo kabinoje ir yra centrinė sistemos dalis, gaunanti informaciją iš visų kitų komponentų, ją apdorojanti ir vėliau įrašanti tiek sistemos vidinėje atmintyje, tiek vairuotojo kortelėje. Šiuo metu 2 gamintojai siūlo antrosios kartos išsamiuosius tachografus. Jie gali būti montuojami lengvosiuose komercinėse transporto priemonėse, kurioms taikomos naujosios taisyklės. Šių įrenginių priekiniai skydeliai skiriasi tik nežymiai, skirtumai yra tik kosmetiniai. Transporto priemonės bloke viršuje kairioje yra ekranas, jame rodoma dabartinė vairuotojo veikla, kurią reglamentuoja tachografas. Ekranas taip pat yra pagrindinė vairuotojo įrenginio sąsaja. Jo vairuotojas gali naršyti meniu, atlikti tam tikrus veiksmus ir spausdinti įrašus. Čia taip pat rodomi įvairūs pranešimai ir įspėjimai apie įvykius ir gedimus. Ekrane gali būti rodoma ir informacija apie vairavimo laiko ribas. Lengvosiuose komercinėse transporto priemonėse, jei transporto priemonės blokas įrengtas netiesioginėme vairuotojo regėjimo lauke, prietaisų skydelyje gali būti papildomas indikatorius. Jis informuos, kad tachografe pasirodė pranešimas. Vairuotojas tai žinos net ir nematydamas tachografo. Dešinėje yra kalibravimo jungtis. Ją naudoja dirbtuvės techninės priežiūros metu, kai servisuoja. Per ją kontrolės pareigūnai taip pat gali atsisiųsti tachografo duomenis. Dešinėje yra spausdintuvas. Spausdintuvas spausdina. Prie išrašų aš dar grįšiu vėliau. Po ekranu esantys navigacijos mygtukai leidžia vairuotojui naršyti meniu ir naudotis įvairiomis tachografo funkcijomis. Pirmas ir antras mygtukai skirti vairuotojų veiklai pasirinkti. Pirmasis mygtukas skirtas už vairo sėdinčiam vairuotojui. Antrasis antrajam vairuotojui sėdinčiam keleivio vietoje. Važiuojant, tachografas automatiškai registruoja atitinkamą veiklą. Kai transporto priemonė stovi, kiekvienas vairuotojas turi rankiniu būdu pasirinkti tinkamą veiklos rūšį. Taip pat yra 2 kortelių lizdai. Kairėje esantis pirmasis lizdas skirtas transporto priemonę vairuojančiam vairuotojui. Antrasis lizdas skirtas antrajam 2 vairuotojų ekipažo vairuotojui. Jei vairuotojai apsikeičia vietomis, jie taip pat turi sukeisti savo korteles tachografe. Tačiau tachografas yra kur kas daugiau nei vien transporto priemonės blokas. Tai sistema sudaryta iš kelių skirtingas funkcijas atliekančių elementų. Jau minėjau centrinį transporto priemonės bloko vaidmenį, dabar trumpai pristatysiu kitus komponentus. Parodysiu, kaip visa sistema veikia kaip visuma.
Judesio jutiklis. Paprastai jis montuojamas ant pavarų dėžės korpuso. Jis aptinka pavarų dėžės viduje esančių elementų sukimąsi. Be to, jis siunčia elektrinius signalus į transporto priemonės bloką. Remdamasis šiais signalais, tachografas nustato, be kita ko, transporto priemonės judėjimą, nuvažiuotą atstumą, greitį ir galiausiai pagreitį. Kai kuriuose lengvosiuose komercinėse transporto priemonėse yra, ypač senesnėse, standartinio judesio jutiklio rengti neįmanoma. Tokios transporto priemonės gamintojas tiesiog nenumatė tokios galimybės ar vietos jam įrengti. Tokiais atvejais galima naudoti vadinamąjį MIN1 adapterį. M1N1 adapterį. Tuomet judesio jutiklis yra adapterio viduje. Adapteris gauna informaciją apie transporto priemonės judėjimą iš jos elektroninių sistemų. Kitas elementas GNSS modulis, tai yra pasaulinė palydovinės navigacijos sistema. Ką jis nurodo? Jis teikia informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Šie duomenys naudojami tiksliai tam tikrų įvykių vietai nustatyti, kai jie įvyksta vairuotojo darbo metu. Toliau yra ryšio antena perduodanti tam tikrą tachografo informaciją institucijoms ir taip lengviau nuspręsti, kurią transporto priemonę sustabdyti patikrinimui. Ką registruoja tachografas? Pirmiausia, vairuotojo veiklą. Vairuotojas turi įvesti šiuos duomenis. Parengties laikotarpį ir šios veiklos yra taisyklių laikymosi vertinimo pagrindas. Taip pat registruojami persikėlimai keltų. Tai svarbu, kai vairuotojas naudojasi specialiomis taisyklėmis, leidžiančiomis pertraukti tam tikrus poilsio laikotarpius, kai transporto priemonė gabenama keltu ar traukiniu. Reikia atminti, kad toks įrašas atliekamas transporto priemoniai sustojus kelte arba geležinkelio vagone. Tachografas taip pat leidžia vairuotojui nurodyti pakrovimą, iškrovimą arba vienu metu atliekamą pakrovimą ir iškrovimą. Šie įrašai padeda įrodyti, kur ir kada įvyko atskiri veiksmai. Aptariant šios įrašus verta pažymėti, kad nors šiuo metu nėra privalomo teisinio reikalavimo naudoti šias funkcijas, jų naudojimas yra rekomenduojamas, nes šios informacijos registravimas gali padėti patikrinimą atlikti veiksmingiau ir greičiau. Tai taip pat padeda transporto įmonėms nustatyti tikslų laikotarpį, už kurį vairuotojas turi teisę į didesnį atlyginimą dėl komandiravimo. Ivona apie tai kalbės išsamiau. Kaip minėjau, tachografas naudoja buvimo vietos duomenis, tačiau jų nesaugo nuolat. Jis registruoja geografinės koordinates teisės aktuose nustatytais momentais. Tai reiškia visų pirma kasdienės vairuotojo veiklos pradžia ir pabaiga. Po to, po nustatyto transporto priemonės judėjimo laikotarpio, taip pat pakrovimo ir iškrovimo metu. Be to, informacija įrašoma kirtus sieną. Kalbant apie sienų kirtimą, antrosios versijos tachografas tai registruoja automatiškai. Jis naudoja GNSS duomenis. Taip pat naudoja skaitmeninį žemėlapį saugomą įrenginio atmintyje. Todėl vairuotojui nereikia sustoti. Tachografas taip pat nurodo, ar transporto priemonė naudojama kroviniams ar keleiviams vežti. Tai svarbus skirtumas, nes kai kuriais aspektais taikomos skirtingos šių dviejų vežimo rūšių taisyklės. Kai kurie kelių vežimai gali nepatekti į reglamento numeris 561 taikymo sritį. Todėl tokiose situacijose rekomenduojama vairuotojo kortelę palikti įrenginyje ir pasirinkti funkciją Out. Taip, šis laikotarpis bus įrašytas kaip kitas darbas, o ne vairavimo laikas.
Transporto priemonės bloke taip pat saugoma informacija apie transporto priemonės identifikavimą, tachografo kalibravimą, nuvažiuotą atstumą, greitį, nustatytus gedimus ir įvykius. Kaip matote, tachografas registruoja labai daug informacijos. Šie duomenys gali būti naudojami vertinant atitikti taisyklėms, kurių sritis daug platesnė nei vien vairavimo laikas ir poilsio laikotarpiai. Tachografų naudotojai ir kontrolės institucijų pareigūnai kalba daugeliu skirtingų kalbų. Todėl visa, ką tik aptarta informacija, turi būti pateikta paprastai ir visuotinai suprantamai. Dėl to technografas naudoja piktogramas. Tai paprasti simboliai, jie vaizduoja tam tikrą veiklą, tachografo sistemos elementą arba konkretų įvykį. Yra kelios dešimtys skirtingų piktogramų ir jų derinių. Vairuotojui svarbiausi simboliai, rodantis jo atliekamą veiklą. Tai matome ekrane. Pavyzdžiui, vairavimas. Jį žymi vairo simbolis. Kitas darbas. Sukryžiuotų plaktukų simbolis. Pertrauka arba poilsis – lovos simbolis. Parengties laikotarpis – kvadratas su įstriža linija. Žinoma, yra daug daugiau simbolių. Pavyzdžiui, vairuotojo kortelės simbolis, kelto ar geležinkelio simbolis, rodiklė aukštyn reiškia pakrovimą, rodiklė žemyn iškrovimą, o klaustukas nežinoma veikla. Tai reiškia, kad atitinkamas laikotarpis nebuvo deklaruotas vairuotojo kortelėje. Tokiu atveju vairuotojas privalo turėti kitą įrodymą patvirtinantį tuo metu vykdytą veiklą. Toliau out, tai yra darbas už taisyklių taikymo srities ribų, taip pat aiškiai pažymėtas vairuotojo kortelėje. Tos pačios piktogramos rodomos tachografo ekrane, išrašuose ir duomenų analizės programuose. Todėl tuo labiau verta su jomis susipažinti. Dabar pereikime prie tachografo išrašų. Kadangi renginyje yra spausdintuvas, galima tikėtis išrašų. Tai popierinis vairuotojo kortelėje arba transporto priemonės bloke saugomų duomenų įrašas. Taigi yra du duomenų šaltiniai, iš kurių galime parengti išrašą. Išrašai leidžia ir vairuotojui, ir patikrinimą atliekančiam pareigūnui greitai patikrinti, ar laikomasi vairavimo laiko taisyklių. Ir poilsio laikotarpiu bei ar tachografas veikia tinkamai. Tachografas gali spausdinti daug įvairių išrašų. Vairuotojai dažniausiai naudoja vairuotojo kortelėje įrašytos kasdienės veiklos išrašą. Vienas atvejų, kai išrašą privaloma spausdinti, yra išimtinės nenumatytos ir nuo vairuotojo nepriklausančios aplinkybės, kurios verčia nukrypti nuo vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklių. Tokiu atveju vairuotojas turi išspausdinti išrašą vėliausiai pasiekęs tinkamą sustojimo vietą. Kitoje pusėje jis turi ranka aprašyti priežastį. Pradedantiesiems naudotojams pateiksiu vieną praktinį patarimą dėl tokio išrašo spausdinimo. Paprasčiausia tiesiog spausti mygtuką OK, kol spausdintuvas pradės spausdinti. Tikslus paspausdimų skaičius gali skirtis priklausomai nuo tachografo gamintojo ir programinės įrangos versijos. Dažniausiai reikia 4 arba 5 paspaudimų. Išrašai leidžia vairuotojui ir patikrinimą atliekančiam pareigūnui įvertinti tokius duomenis kaip, pavyzdžiui, greitis. Daugelį valstybių narių pagal tokį išrašą vairuotojai gali skirti baudą. Tachografo taisyklių laikymasis nesibaigia transporto priemonėje grįžus į bazę. Įmonė turi reguliariai atsisiųsti ir analizuoti įrašytus duomenis. Atsisiuntus duomenis sukuriami skaitmeniniai failai, kuriuose yra informacija. Šie failai paprastai vadinami DDD failais.
Juose taip pat yra skaitmeninis parašas. Šis parašas leidžia patvirtinti įrašo autentiškumą ir vientisumą. Didžiausias laikotarpis tarp duomenų atsisiuntimo yra 28 dienos vairuotojo kortelį ir 90 dienų transporto priemonės blokui. Tačiau tai didžiausi leidžiami laikotarpiai, o ne rekomendacija laukti iki paskutinės dienos. Tinkama procedūra yra tokia. Pirma, reikia atsisiųsti duomenis ir iš kortelės, ir iš transporto priemonės bloko. Tai galima padaryti ir nuotoliniu būdu. Antra, atsisiųstus failus reikia išanalizuoti tinkamą programinę įrangą. Analizės tikslas nustatyti galimus pažeidimus, trūkumus, įtartinus įvykius ir pasikartojančias klaidas. Trečia, reikia imtis tinkamų veiksmų, pasikalbėti su vairuotoju, nustatyti problemos priežastį, pataisyti procedūras ir jei reikia pakeisti darbo organizavimą. Vien duomenų atsisiuntimas, nedarant iš jų išvadų, nėra veiksminga atitikties užtikrinimo sistema. Galiausiai originalius failus reikia saugiai saugoti mažiausiai 12 mėnesių. Juos reikia apsaugoti nuo praradimo ir užtikrinti jų prieinamumą galimiems patikrinimams. Taigi, tinkamas procesas apima 4 etapus: duomenų atsisiuntimą, analizę, veiksmus ir archyvavimą. Dabar įrašai yra vienas didžiausių iššūkių vairuotojams, nes tenka persijungti tarp in-scope ir out-of-scope režimų. Pažvelkime į paprastą scenarijų. Pirmąją dieną vairuotojas pradeda darbą, jis vykdo tarptautinį vežimą, todėl vairuotojas turi viską registruoti tachografu. Antrąją dieną jis vykdo nacionalinį vežimą, todėl, kaip minėjo Simusas, jis nepatenka į taisyklių taikymo sritį. Rekomenduojama ir čia naudoti kortelę. Jei tai ta pati transporto priemonė ir joje yra tachografas, tiesiog paliekame kortelę ir nurodome out-of-scope režimą. Taip sutaupama laiko. Kada reikės atlikti rankinį įrašą? Tai gali būti svarbi problema, nes rankinis įrašas gali būti suskirstytas į kelis segmentus, tačiau prie rankinių įrašų dar grįšime netrukus. Trečiąją dieną vairuotojas vykdo tarptautinį vežimą ir turi viską registruoti tachografu. Ketvirtąją dieną jis dirba sandėlyje. Sandėlyje tachografo nėra, todėl kortelės negalima palikti out-of-scope režimu. Ketvirtąją dieną kortelė tiesiog išimama iš tachografo. Penktąją dieną grįžtama prie veiklos patenkančios į taikymo sritį. Ta diena gali įvykti patikrinimas kelyje. Todėl reikės įvykdyti reikalavimą ir pateikti įrodymus už einamąją dieną, bei ankstesnės 56 dienas. Taigi, įrašas turi būti nenutrūkstamas be jokių spragų. Yra keli būdai užregistruoti laikotarpį out-of-scope. Vairuotojo įrašų spragas reikia tinkamai pagrįsti, kaip parodyta skaidrėje. Čia pateiktos atskiros situacijos. Kortelė yra pirmasis informacijos šaltinis. Jei vykdant nacionalinį vežimą kortelė paliekama tachografe, nieko daugiau daryti nereikia. Viskas bus įrašyta. Tik jei atsiras spraga, institucija paprašys vairuotoją pateikti papildomų įrodymų. Kaip galima įrodyti tokias duomenų įrašų spragas? Rankiniu įrašu. Kai po darbo out-of-scope režimu vėl įdedame kortelę į tachografą, tachografas paprašys informacijos, ką veikiai tuo laikotarpį kortelė buvo išimta iš tachografo. Šiame etape tai galima padaryti tik vieną kartą.
antros galimybės nebus. Priešingo atveju sąraše liks klaustukas, nedeklaruotas laikotarpis. Dar vienas būdas trūkstamiems duomenims užpildyti – vairuotojo veiklos pažyma. Tačiau šis dokumentas turi tam tikrų apribojimų, jame galima nurodyti tik vieną veiklą. Ji išduoda įmonė, o pasirašo vairuotojas ir atitinkamas įmonės atstovas. Jame gali būti nurodyta tik viena veikla. Tai svarbu, jei reikia deklaruoti ilgesnį laikotarpį. Be to, vairuotojas kartais dirbantis už reglamento taikymo srities ribų gali savo veiklą dokumentuoti kitu būdu. Paimti tachografo popieriaus lapą ir užpildyti jame esančią veiklos lentelę. Tokiu atveju taip pat būtina nurodyti asmens duomenis, visą informaciją, parašą, kortelės duomenis. Kai kurios valstybės narės reikalauja, kad tam tikrų lengvųjų komercinių transporto priemonių vairuotojai dirbantys už taikymo srities ribų registruotų veiklą pagal nacionalinę teisę. Pavyzdžiui, Vokietijoje nacionalinis vežimas reglamentuojamas ne ES reglamentu, o nacionalinėmis taisyklėmis. Todėl reikia pildyti tam tikrus įrašus. Yra registrų ar nacionalinių formų, kuriuose reikia įrašyti duomenis apie atskirus laikotarpius. Tačiau reikia atminti, kad tokie įrašai nėra suderinti su ES lygmeniu. Todėl rekomenduojama patikrinti šalių, kurios mus domina ir kuriuose ketiname vykdyti veiklą už reglamento taikymo srities ribų nacionalinę teisę. Dabar atitiktis galiojančioms taisyklėms. Tai bendra atsakomybė tenkanti ne tik vairuotojui ir ne tik įmoniai. Visi kelių transporte dalyvaujantys asmenys turi prisidėti prie tachografo sistemos veikimo. Reikia užtikrinti, kad transporto priemonėje būtų tinkamas tachografas, kad jis būtų tinkamai prižiūrimas ir remontuojamas sertifikuotose dirbtuvėse. Taip pat darbą reikia organizuoti taip, kad vairuotojas galėtų tinkamai laikytis taisyklių. Reikia surengti tinkamus mokymus, kad vairuotojas žinotų, kaip naudotis tachografu ir aprūpinti tachografo popieriaus ritinėliais. Vairuotojas turi savo pareigų sritį. Pirmiausia, jis privalo tinkamai naudoti tachografą ir vairuotojo kortelę. Svarbiausia taisyklė – sąžiningai registruoti faktiškai atliekamą veiklą. Vairuotojas taip pat turi pasirūpinti, kad jo kortelėje nebūtų jokių įrašų spragų. Jei spraga vis dėlto atsiranda, reikia turėti papildomų įrodymų, patvirtinančių tuo metu vykdytą veiklą. Tačiau galima naudoti tik galiojančiuose teisės aktuose numatytus dokumentus. Sugedus tachografui arba vairuotojo korteliai reikia taikyti atitinkamas pakaitinės procedūras, o gedimą pašalinti kuo greičiau. Tai jau paskutinė mano pristatymo skaidrė. Labai ačiū už dėmesį. Tikiuosi, kad šis trumpas įvadas padėjo geriau suprasti tachografo sistemos veikimą ir palengvins jos praktinį naudojimą. Ačiū Artūrai už praktinį tachografų vaidmens ir jų naudojimo paaiškinimą. Taip užbaigėme antrąją sesijos dalį, skirtą vairavimo laikui, poilsio laikotarpiams ir tachografams.
Dabar pereikime prie kitos dalies, kurią ves Ivona Kašpiksova. Ivona, perduodu tau žodį. Ačiū, Ivanai. Tikiuosi, kad visi esame pasirengę. Tai antroji mūsų sesijos valanda. Kadangi tiesiogiai transliuojame per YouTube, turime tam tikrą pranašumą. Jau gavote daug informacijos, kurią reikia įsisavinti ir galite bet kada sustabdyti įrašą. Prie kitos dalies galėsite grįžti jums patogiu metu. Įrašai liks prieinami, todėl galėsite juos peržiūrėti dar kartą. Suprantame, kad 2 valandos tokio intensyvaus pristatymo yra labai didelis informacijos kiekis. Todėl dalyje apie vairuotojų komandiravimą pirmiausia norėčiau priminti, kad išsamus pristatymai apie pagrindinės komandiravimo taisyklės parengti lėtesniu tempu. Jau buvo surengti 2 kartus ir yra prieinami European Labour Authority kanale YouTube. Taigi galite grįžti prie šios medžiagos ir dar kartą peržiūrėti išsamų atskirų darbuotojų komandiravimo scenarijų aptarimą. Kiekvienas jų ten paaiškintas žingsnis po žingsnio ir ramiau. Šiandien pristatymas bus spartesnis. Pirmiausia, priminsime pagrindinės vairuotojų komandiravimo taisyklės, aptarsime pareigas, dokumentus, kuriuos reikia pateikti patikrinimo kelyje metu ir paaiškinsime įmonės bei vairuotojo pareigas. Kaip sakė Ivanas, pereisime prie kelių transporto vairuotojų komandiravimo deklaracijų portalo. Tai pirmasis žingsnis, kurį reikia atlikti prieš pradedant užsienyje transporto operaciją, kuriai taikomos komandiravimo taisyklės. Pradėkime nuo trumpo komandiravimo taisyklių taikomų lengvųjų komercinių transporto priemonių vairuotojams priminimo. Pirma, nėra taip, kad komandiravimo taisyklės jiems niekada anksčiau nebuvo taikomos. Tačiau lengvosiuose komercinėse transporto priemonėse nebuvo tachografų. Todėl nuspręsta, kad šių taisyklių vykdymo šiai transporto priemonių kategorijai bus pradėtas užtikrinti Liepos 1 dieną. Nuo rytojaus Liepos 1 šiose transporto priemonėse turės būti tachografai G2 V2. Tai leis veiksmingai užtikrinti ir vairuotojų komandiravimo taisyklių vykdymą. Žinoma, viskas priklauso nuo vykdomos transporto operacijos rūšies. Taigi, nuo Liepos 1 komandiravimo taisyklės bus taikomos transporto priemonių, kurių didžiausia leidžiamoji masė viršija 2,5 tonos vairuotojams. Tai taikoma tiek ES valstybių piliečiams, tiek vairuotojams iš ne ES šalių, jei juos įdarbino ES įteiktos transporto įmonės. Tai labai svarbu. Kokie teisės aktai reglamentuoja vairuotojų komandiravimą? Kaip išsamei aiškinau anksčiau, turime 3 pagrindinės direktyvas. Pirmoji direktyva 96, kuria pirmą kartą nustatytos komandiravimo taisyklės. Toliau 2014 metų vykdymo užtikrinimo direktyva. Nuo 2020 metų turime direktyvą skirtą tik transporto sektoriui. Taigi yra 3 pagrindiniai teisės aktai. Ką tai reiškia vairuotojams? Tai reiškia, kad komandiravimo laikotarpiu vairuotojas gali uždirbti daugiau. Jam priklausys priimančiosios valstybės narės atlygis, jei jis yra didesnis už bazinį atlyginimą pagal darbo sutartį valstybėje narėje, kurioje įsteigta jo įmonė. Taigi komandiruotas darbuotojas negali būti vertinamas blogiau nei pagal jo darbo sutartį. Komandiravimo taisyklės gali tik pagerinti sąlygas, todėl daug žmonių
komandiravimą dažniausiai sieja su didesniu atlyginimu. Tačiau kalbama ne vien apie atlyginimą. Kiek daugiau uždirbsiu, jei būsiu komandiruotas į kitą valstybę narę. Tai žinoma priklauso nuo transporto rūšies. Čia kalbėsime apie laikotarpį nuo kelių valandų iki kelių komandiravimo dienų kitoje valstybėje narėje. Šios laikotarpius galima sumuoti per mėnesį ir tai turės atsispindėti darbo užmokesčio lapelyje. Jei norite sužinoti, kiek daugiau uždirbtumėte kaip vairuotojai komandiruoti į kitą valstybę narę, galite naudotis Your Europe interneto svetainę. Joje rasite gairių apie skirtingose valstybėse galiojančius atlyginimus. Eikime toliau. Kaip minėjau, komandiravimas susijęs ne tik su atlyginimu. Jis taip pat reiškia didesnę apsaugą, nes komandiruotas vairuotojas turi teisę į pagrindinės darbo sąlygas šalyje, kurioje dirba. Kaip minėjau, tai taikoma tik tada, kai darbuotojai yra palankiau, darbuotojo požiūriu naudingiau. Taigi komandiruotam darbuotojui sąlygos gali būti tik geresnės, niekada blogesnės dėl komandiravimo. Kokios yra pagrindinės darbo sąlygos? Ekrane matote kelis pavyzdžius. Tai gali būti valandiniai tarifai, jei valandiniai tarifai yra didesni už paprastai gaunamus viršvalandžius, taikomi priimančioje valstybėje galiojantys tarifai. Tas pats taikoma minimalioms mokamoms atostogoms. Čia matome svarbią raudonai pažymėtą informaciją. Jei vairuotoją įdarbino laikinojo įdarbinimo agentūra, jis komandiruojamas pas transporto operatorių, tačiau darbo sutartis iš tikrųjų sudaryta su laikinojo įdarbinimo agentūra. Tokiu atveju taikomos šiek tiek kitokios taisyklės, jos nėra visiškai kitokios, tačiau suteikia dar didesnę apsaugą ir palankesnės sąlygas, todėl į tai taip pat reikia atsižvelgti. Be to, kaip minėjo mano kolegos, tai nėra pirmasis mūsų susitikimas. Apie šias taisyklės informuojame jau nuo praėjusių metų gruodžio. Anksčiau taip pat parengėme visą lankstinukų rinkinį, todėl atminkite, kad ELA interneto svetainėje medžiagos jau prieinamos. Tai yra konkreti medžiaga apie mūsų aptariamas taisyklės. Taip pat paaiškinu, kodėl turėtumėte ją domėtis. Ir pirmiausia todėl, kad šie teisės aktai vairuotojams suteikia daugiau teisių ir geresnę apsaugą. Dabar pažvelkime į pareigas, kokios komandiravimo pareigos tenkia įmonėms, vežėjams ir vairuotojams. Pirma, prieš komandiravimą vežėjas turi pateikti vairuotojo komandiravimo deklaraciją per RTPD portalą. Netrukus sužinosime, kas yra šis portalas ir kaip pateikti tokią deklaraciją. Komandiravimo metu, tai yra vežimo keliais metu, vairuotojas turi su savimi turėti 3 rūšių dokumentus. Kokie tai dokumentai? Komandiravimo deklaracijos kopija, vežimo įrodymas, paprastai važtaraštis ir tachografo įrašai, kurie pateikiami jau vietoje. Pasibaigus komandiravimai, patikrinimo ar kontakto su kitos valstybės inspektoriais atveju, vežėjas turi įrodyti, kad vairuotojas gavo tinkamą atlyginimą. Tai reikia padaryti pateikiant 6 skirtingus dokumentus. Todėl dabar aptarsime tai išsamiau. Įsivaizduokime patikrinimą kelyje. Kaip jau sakėme, vairuotojo bus paprašyta pateikti 3 rūšių dokumentus. Pirma, tachografo duomenys, tai pirmasis apskritimas, toliau. Vairuotojo bus paprašyta pateikti važtaraštį. Kodėl? Nes jis parodo, kokios rūšies operaciją vykdo vairuotojas. Važtaraštyje nurodoma, kur krovinys paimtas ir kur vežamas, kur prekės bus iškrautos.
Atsižvelgiant į tai, iš kurios valstybės narės yra vežėjas, šis dokumentas aiškiai parodo, ar tai yra komandiravimas. Todėl tai labai svarbus dokumentas parodytas centre. Ir kaip jau sakėme, jei operacijai taikomos darbuotojų komandiravimo taisyklės, inspektorius paprašys komandiravimo deklaracijos. Taigi turime 3 pagrindinės dokumentų rūšis, kurias vairuotojas turi pateikti, kai kontrolės pareigūnas nustato, kad tai komandiravimo atvejis. Pažvelkime išsamiau. Ką tik klausėte Artūro pristatymo. Jis buvo apie tachografo naudojimą ir jo įrašus. Matėte, kad yra 2 rūšių tachografo duomenys. Vairuotojo kortelės ir transporto priemonės bloko. Taigi kalbame apie 2 šaltinius. Svarbu, kad vairuotojas turėtų tik vieną asmeninę kortelę, tačiau transporto priemonėje pats blokas registruoja viską, kas vyksta su transporto priemonė. Taip pat, kai jį vairuoja kitas vairuotojas. Todėl transporto priemonės tachografo įrašai papildo vairuotojo kortelės įrašus, nes kortelė rodo tik konkretaus vairuotojo veiksmus, o tachografo įrašai pateikia daugiau informacijos. Čia kalbame apie transporto priemonės bloko tachografą. Ir eikime toliau, važtaraštis. Pats pavadinimas važtaraštis susijęs tik su krovinių vežimu, nes tai dokumentas naudojamas krovinių transporte. Lengvosios komercinės transporto priemonės yra mažesnės transporto priemonės. Dabar krovinių transporte joms taikomas išplėstas reglamentas, o keleivių transportui jis netaikomas. Taigi kalbame apie važtaraščius, tačiau komandiravimo srityje yra ir kitų dokumentų. Komandiravimo deklaracija. Jos detalės aptarsime vėliau šiame pristatyme. Tačiau ką jau matome? Tai vieno puslapio dokumentas su QR kodu. Ką leidžia QR kodas? Jis leidžia tikrinti deklaraciją realiuoju laiku, nes vežėjas gali beveik realiuoju laiku keisti jos duomenis. Todėl deklaraciją galima atnaujinti komandiravimo laikotarpiu. Eikime toliau. Dabar prisiminkime pagrindinės transporto operacijas, dėl kurių taikomos komandiravimo taisyklės. Atminkime, kad ne visoms tarptautinėms transporto operacijoms taikomos komandiravimo taisyklės. Kai kurios neįtrauktos. Tai dvišalės transporto operacijos, kurios, kaip minėjau, prasideda namuose ir baigiasi namuose. Tai reiškia, kad vežėjas siunčia vairuotoją su transporto priemonė arba veža prekes už įsisteigimo šalies arba grąžina prekes į įmonės buveinę valstybėje narėje. Jei vežimas yra dvišalis, jokios komandiravimo taisyklės netaikomos. Dabar tranzitas. Tai važiavimas per valstybę narę be pakrovimo ar iškrovimo. Atminkime komandiravimo taisyklės susijusios su paslaugų teikimu. Tai ne laisvas darbuotojų judėjimas, o paslaugų teikimas. Jei paslauga neteikiama ir tik vykstama tranzitu, vairuotojas dirba, tačiau toje valstybėje narėje jokios paslaugos neteikia. Jis tik per ją pravažiuoja, todėl darbuotojų komandiravimo taisyklės čia netaikomos. Taigi, vykdant dvišalį vežimą iš kilmės šalies arba atgal į įmonės įsisteigimo valstybę narę arba vykstant tranzitu, komandiravimo taisyklės netaikomos. Kada jos taikomos?
Kai vykdoma tarp valstybinė operacija, tai yra tarptautinis vežimas, kuris nėra dvišalis ir vyksta tarp dviejų kitų valstybių narių. Tas pats taikoma kabotažui, kai pakrovimas ir iškrovimas vyksta kitoje valstybėje narėje, kuri nėra vežėjo įsisteigimo valstybė. Taip pat važiavimui be krovinio. Tai matėme ir Simuso pristatyme. Kartais važiavimai be krovinio veda į operaciją, kuriai iš tikrųjų taikomos komandiravimo taisyklės. Jei važiavimas be krovinio vyksta į valstybę narę, kurioje nebus atliekama jokia tolesnė veikla, jam komandiravimo taisyklės netaikomos. Gerai. Dvišalius vežimus jau paaiškinau. Čia žemėlapyje galite dar kartą pamatyti šią taisyklę. Logika ta pati. Viršuje kairėje matote įsisteigimo valstybę narę, o viršuje dešinėje vežimo gabenimo pavadinimą. Turime Italijos vežėją. Viskas prasideda Italijoje, o tada prekės vežamos į Prancūziją. O paskui be krovinio važiuoja į kitą vietą Prancūzijoje, o vėliau iškrauna šias prekes Italijoje. Abi šios operacijos yra dvišalės. Komandiravimo taisyklės nebus taikomos. Dabar tranzitas. Be pakrovimo ir be iškrovimo. Turime Slovėnijos vežėją, kuris pakrauna prekes Slovėnijoje, tada tranzitu važiuoja per Italiją ir iškrauna Prancūzijoje. Kas tokiu atveju vyksta Italijoje? Tai tranzitas. Čia nėra nei pakrovimo, nei iškrovimo. Italijos teritorijoje netaikomos jokios transporto paslaugos. Visą tai matyti žemėlapyje. Todėl Italijoje komandiravimo taisyklės netaikomos. Prancūzijoje vežimas taip pat yra įprastas dvišalis vežimas, todėl ir ten komandiravimo taisyklės netaikomos. Dabar pereikime prie cross-trade operacijų. Būtent čia pradedamos taikyti komandiravimo taisyklės. Žemėlapyje matote Portugalijoje įsteigtą vežėją. Vairuotojas be krovinio važiuoja į Ispaniją. Ten pakrauna prekes ir tada jas veža į Prancūziją. Nei Ispanija, nei Prancūzija nėra įmonės įsisteigimo valstybė. Tai klasikinis cross-trade pavyzdys. Tarptautinis vežimas tarp dviejų valstybių narių, iš kurių nė viena nėra vežėjo įsisteigimo valstybė. Tai tipiškas vairuotojo komandiravimo atvejis. Toliau kita operacija. Prekės pakraunamos Prancūzijoje ir iškraunamos Ispanijoje. Baigęs šią operaciją, vairuotojas grįžta į Portugaliją. Taigi jau nustatėme, kad tai komandiravimas. Tačiau kyla dar vienas klausimas. Kada tiksliai prasideda komandiravimo laikotarpis? Tai dar vienas analizės lygmuo. Čia turime 3 etapus. Kelionė. Be krovinio. Pažiūrėkime, kur jį prasideda. Asmuo niekada negali būti komandiruotas į savo valstybę narę. Todėl tai negali prasidėti Portugalijoje. Pirmasis galimas momentas – sienos kirtimas. Labai svarbu, kad komandiravimas prasideda jau kertant sieną. Net jei transporto priemonė dar važiuoja be krovinio, nes jie vyksta į operaciją, kuriai taikomos komandiravimo taisyklės. Komandiravimą reikia vertinti atskirai kiekvienoje valstybėje narėje. Todėl komandiravimas Ispanijoje prasideda ties Ispanijos sieną ir baigėsi iš jos išvykus. Komandiravimas į Prancūziją prasideda kertant Prancūzijos sieną. Toliau važiavimas be krovinio tarp pirmojo iškrovimo ir kitos pakrovimo vietos taip pat patenka į komandiravimo taisyklių taikymo sritį, nes veda į kitą operaciją, kuriai šios taisyklės taikomos. Dar kartą kirtęs sieną vairuotojas nustoja būti komandiruotas Prancūzijoje ir vėl tampa komandiruotas Ispanijoje.
Komandiravimas Ispanijoje trunka iki iškrovimo pabaigos. Baigęs paskutinę operaciją, vairuotojas grįžta į savo bazę namo ir nebevykdo jokių kitų operacijų, kurioms taikomos komandiravimo taisyklės. Būtent tada pagal Europos komisijos gaires komandiravimo laikotarpis baigėsi. Trumpai. Cross-strait operacijos tarp trečiosios šalies ir ES valstybės narės tranzitu kertant Lenkiją. Visą tai matote žemėlapyje. Žemėlapyje matyti, kad transporto įmonė įsteigta Nyderlanduose. Tai matyti viršuje kairėje. Prekės pakraunamos Ukrainoje ir vežamos į Vokietiją. Nei Ukraina, nei Vokietija, nei Lenkija nėra vežėjo įsisteigimo valstybė. Taigi, tai yra operacija Cross-strait. Kyla klausimas, kodėl komandiravimo laikotarpis neprasideda Lenkijoje. Todėl, kad Lenkija yra tik tranzito valstybė. O kodėl? Jis neprasideda Ukrainoje, nes Ukraina yra trečioji šalis. ES komandiravimo taisyklės trečiosioms šalims netaikomos. Todėl pirmasis momentas, kai laikotarpis gali prasidėti, yra Vokietijos sienos kirtimas. Žinau, kad tai aptarėme labai greitai, tikiu, kad viską suprantate, tačiau atminkite, kad galėsite grįžti prie ankstesnių komandiravimo sesijų, kuriuose šiuos klausimus aptariau lėčiau. Dabar komandiravimo laikotarpis baigėsi iškrovus prekes. Šiame žemėlapyje dar nematome, ką vairuotojas darys vėliau. Jei nieko, komandiravimo taisyklės tiesiog nustos galioti. Dabar pereikime prie kabotažo. Tai klasikinis operacijos, kuriai taikomas komandiravimo taisyklės pavyzdys. Žemėlapyje matome Italijos vežėją. Pirmiausia, vykdomas dvišalis vežimas iš Italijos į Prancūziją. Dvišaliam vežimui komandiravimo taisyklės netaikomos. Baigęs šią operaciją, vairuotojas be krovinio važiuoja į vietą, kur prasidės kiti vežimai Prancūzijoje. Visi pakrovimai ir iškrovimai vyksta Prancūzijos teritorijoje, todėl tai nacionalinis vežimas Prancūzijoje, kurį vykdo užsienio vežėjas įsteigtas Italijoje. Tai patekimas į kitos valstybės vidaus rinką. Klasikinis atvejis. Kas vyksta? Vairuotojas dalyvauja dvišalėje operacijoje. Žemėlapyje spalvomis pažymėtos 3 operacijos – mėlyna, raudona ir violetinė. Tai 3 kabotažo operacijos. Vairuotojas gali atlikti tik 3 tokias operacijas, nes šis apribojimas nustatytas kitose taisyklėse dėl patekimo į kelių transporto rinką. Jau žinome, kad kabotažui taikomas komandiravimo taisyklės. Lieka klausimas, kada prasideda komandiravimo laikotarpis. Jis negali prasidėti anksčiau nei pasibaigus dvišaliam vežimui, nes pastarajam taikoma komandiravimo išimtis. Todėl komandiravimo laikotarpis prasideda pradėjus važiuoti į pirmąją kabotažo operaciją ir baigėsi užbaigus paskutinę operaciją, kuriai taikomos komandiravimo taisyklės. Suprantu, kad tai gana pagrindiniai scenarijai. Kartais gauname komentarų, kad vis dar pateikėme tik paprastus pavyzdžius. Tai darome sąmoningai. Pirmiausia, reikia suprasti pagrindinės taisyklės, o tada analizuoti sudėtingesnius atvejus. Kartu norėčiau informuoti, kad kai kurioms valstybėms narėms atstovaujančios darbo institucijos nagrinėja sudėtingesnius scenarijus, kuriuos netrukus galėsime priimti ir greitai jums pristatyti. Your Europe svetainė čia matote, joje pateiktas trumpas darbuotojų komandiravimo vadovas, praktinis komandiravimo taisyklių vadovas ir mokomoji medžiaga. Žinome, kad medžiagos daug, tačiau norime, kad galėtume šiuos dokumentus rasti. Dabar galime pereiti prie paskutinio šiandienos interneto seminaro pristatymo skirto portalui IMI RTPD. Pristatysiu Europos komisijos parengtą medžiagą. Ji prieinama nuo 2022 metų ir gali padėti naudotis šią sistemą.
Pirmasis žingsnis, kurį turi atlikti transporto įmonė, pabrėžiu įmonė, ne vairuotojas, yra sukurti įmonės profilį komandiravimo deklaracijų portale. Tai vienintelis bendras portalas visoms valstybėms narėms. Per jį galima teikti komandiravimo deklaracijas visoms 27 valstybėms narėms, taip pat Norvegijai ir ateityje Jungtiniai Karalystiai, kurios yra susietos su sistema. Taigi, peržengėme ES ribas. Ką reikia padaryti pirmiausia? EU-login. EU-login suteikia prieigą prie portalo. Naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę. Pirmiausia, reikia sukurti EU-login paskyrą, o tik tada įmonės paskyrą komandiravimo deklaracijų portale. Ekrane matote svetainės adresą. Verta jį pasižymėti ir apsilankyti svetainėje jau šiandien. Padarykite tai šiandien, jei rytoj ketinate siųsti vairuotoją į komandiruotę. Čia daugiausia dėmesio skiriame įmonėms. Kaip pradėti naudoti sistemą? Svetainėje yra skiltis Help, pagalba. Atidarykime pagalbos skiltį. Joje rasite nuorodas į trumpus mokomuosius vaizdo įrašus. Dabar paleisime 2 iš jų. Čia matote atskirus žingsnius. Garso takelio nėra, yra subtitrai visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Todėl galite pasirinkti savo kalbą ir lengvai atlikti visą procedūrą. Pirmasis žingsnis, kaip sakiau, sukurti EU-login paskyrą. Taigi pereikime per visą procedūrą ir pažiūrėkime, kaip tai padaryti. Antrojo to veiksmo žingsnio dabar neparodysiu, tačiau kviečiu apsilankyti svetainės skiltyje Help ir rekomenduoju peržiūrėti visus vaizdo įrašus. Tai maždaug trunka nuo 1 iki daugiausiai 5 minučių. Galite įjungti subtitrus ir žingsnis po žingsnio peržiūrėti įrašus. Ir bet kada juos sustabdyti. Tai ypač svarbu pradiniame etape. Vėliau tvarkomi vairuotojo duomenys, nes reikia įvesti gana daug informacijos apie vairuotojus. Šią informaciją galima įkelti paketiniu būdu. Jei jau turite vidinę vairuotojų duomenų bazę, ją galime importuoti, perkelti. Visą tai gana gerai paaiškinta Europos komisijos svetainėje, todėl rekomenduoju su ją susipažinti. Kokia informacija reikalinga norint sukurti vairuotojų paskyras ir komandiravimo deklaracijas? Reikės pasirinkti valstybę narę, kurioje ketinama vykdyti transporto operaciją arba teikti transporto paslaugas.
Taigi nurodoma komandiravimo valstybė ir komandiravimo laikotarpis, iki 6 mėnesių laikotarpis, todėl galima įrašyti laiką, kuriam norime komandiruoti vairuotoją. Tada nurodoma operacijos ir vežimo rūšis, taip pat informacija apie įmonę. Kaip matote, komandiravimo deklaracijoje bus rodomi ir pakeitimai. Taigi, kiekvienas pakeitimas bus matomas kitiems. Toliau pateikiama informacija apie vairuotoją. Pavardė, vairuotojo pažymėjimas, gyvenamoji vieta, taip pat duomenys apie sutartį, jos pradžios datą ir teisę dirbti. Tas pats taikoma transporto vadybininkui. Reikalingi tapatybės dokumentai ir kontaktinio asmens duomenys. Galiausiai apačioje, ką matome? Matome motorinių transporto priemonių registracijos numerius. Koks čia svarbus pakeitimas? Kadangi lengvosios komercinės transporto priemonės į portalą įtrauktos tik dabar, įvedant jų registracijos numerius bus prašoma pasirinkti atitinkamą transporto priemonės tipą. Tai kiekvieną kartą įvedus registracijos numerį reikės pasirinkti su juo susietą transporto priemonės tipą. Taip pat yra ir sunkiasvorių krovininių transporto priemonių atveju. Reikės nurodyti, kuris registracijos numeris atitinka konkretų transporto priemonės tipą. Dabar keli žodžiai apie tai, kas toliau vyksta su deklaracija. Kaip ji naudojama. Kai patikrinimo kelyje metu inspektorius paprašys šios deklaracijos, ji bus nuskenuota vietoje tinkamų įrankių. Inspektorius tikriausiai naudos savo įrenginį su vaizdo funkcija ir integruota kamera. Kas nutiks? Bus nuskenuotas komandiravimo deklaracijos esantis QR kodas. Tada inspektorius gaus informaciją, ar deklaracija galioja, ar galbūt jau atšaukta, ir galės peržiūrėti išsamius duomenis apie dabartinę jos būseną. Galimos 3 būsenos. Deklaracija gali būti galiojanti, atšaukta arba nebegaliojanti. Naudodami skenavimo priemonės, inspektoriai turi tiesioginę prieigą prie išsamių komandiravimo deklaracijos duomenų. Kas vyksta po patikrinimo kelyje? Kas ypač svarbu vairuotojai? Darbo užmokesčio dydis tokio patikrinimo kelyje metu netikrinamas. Ką siekiama nustatyti patikrinimo kelyje? Ar vairuotojas yra komandiruotas ar ne? Tačiau tolesnis visų komandiruoto vairuotojo teisių ir įmonės pareigų tikrinimas atliekamas vėliau per IMI sistemą. Kaip prisimenate, deklaracija pateikiama per RTPD portalą. Portalas šis yra susietas su IMI sistema. IMI sistema jungia inspektorius visoje Europos Sąjungoje. Pažvelkime į tai išsamiau. Patikrinimai keliuose labai dažnai atliekami policijos pareigūnų arba kelių transporto inspektoriaus. Toks patikrinimas gali lemti sprendimą, ar vairuotojas iš tikrųjų buvo komandiruotas. Patikrinimą kelyje atliekantis inspektorius pagal pateiktus dokumentus vertina, ar darbuotojas buvo komandiruotas. Vėliau šie dokumentai perduodami valstybių narių darbo institucijoms. Kartais už tai atsakingos mokesčių institucijos, tačiau dažniausiai darbo inspekcijos.
Jose dirbantys inspektoriai domėsis, ar komandiruotas vairuotojas gavo tinkamą atlyginimą. Ir ką jie daro? Pirmiausia, IMI sistemoje patikrina komandiravimo deklaraciją, atidaro dokumentą ir per IMI pateikia prašymą. Jūsų RTPD paskyroje gausite kitos valstybės narės darbo inspektorius prašymą, pagal kurį įmonė per 8 savaitės turi pateikti 6 rūšių dokumentus. Taigi atsakymui skiriami 2 mėnesiai. Ir koks tikslas? Įrodyti, kad vairuotojai už komandiravimo laikotarpį gavo tinkamą atlyginimą. Tikiuosi, tai aišku. Ekrane skaidrėje pateikta užuomina, kad tai gali įvykti tik po patikrinimo kelyje. Tačiau svarbu žinoti, kad darbo užmokesčio patikrinimas gali vykti ir be patikrinimo kelyje. Kontroliai galima būti atrinktam ne vien pagal pateiktą deklaraciją RTPD portale. Todėl ne vėliau, kaip per 8 savaitės nuo prašymo gavimo reikia pateikti 6 rūšių dokumentus. Pirmieji 2, kaip matėte, yra tokie patys, kaip dokumentai pateikiami patikrinimo kelyje metu, tačiau tachografo įrašų ar važtaraščių gali būti prašoma už ilgesnį laikotarpį. Patikrinimo kelyje metu paprastai prašoma važtaraščio susijusio su tuo metu vykdomu vežimu. Kai prašoma pateikti važtaraščius, prašymas gali apimti ilgesnį laikotarpį, o ne tik važiavimą, dėl kurio atliktas įrašas registre. Tas pats taikoma tachografo įrašams. Dabar 3 punktas. Tai dokumentai susijęs su vairuotojo atlyginimu, komandiravimo laikotarpiu. Tai gali būti tiesiog darbo užmokesčio lapelis. Žinoma, jame matomos visos atlyginimo sudėdamosios dalys. Jei prašymą pateikusi institucija negali matyti atskirų atlyginimo dalių ir būdo, kuriuo apskaičiuota galutinė suma, darbo inspekcija gali pateikti papildomų prašymų. Tuomet prašoma darbo sutarties, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir galiausiai įrodymo, kad vairuotojui sumokėtas atlyginimas. Taigi, jei kontrolės institucija susisiekia su vežėju, jo bus paprašyta pateikti 6 rūšių dokumentus. Jei to nepadarysime, šalies, kurioje vyko komandiravimas, darbo inspekcija gali kreiptis pagalbos į kilmės šalies institucijas gaunant šios dokumentus. Jei įmonė neatsako per 8 savaitės, kitos šalies darbo inspekcija susisiekia su įmonės įsisteigimo valstybės narės darbo inspektoriumi ir prašo pateikti persiųsti dokumentus. Tada kompetentinga tos valstybės narės institucija gali tiesiogiai susisiekti su operatoriumi arba atlikti patikrinimą jo buveinėje. Per tokį patikrinimą dokumentai bus išanalizuoti. Juos reikia pateikti per 25 darbo dienas. Kitaip tariant, dokumentų nepateikimas per IMI ir RTPD portalus bylos neužbaigia. Tai tiek mano pristatymo. Perduodu žodį Ivanui. Jau beveik viskas. Labai dėkoju už labai aišku ir išsamų viso proceso paaiškinimą. Artėjame prie šiandienos internetinio seminaro pabaigos. Liko paskutinis darbotvarkės punktas, baigiamasis žodis. Todėl dar kartą norėčiau perduoti žodį savo kolegai Tonijo Berui. Tonijo, prašau, perduodu tau žodį. Ačiū, Ivanai. Šiandienos internetinis seminaras buvo labai išsamus ir puikiai apžvelgė naujasis taisyklės taikomas lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra nuo 2,5 iki 3,5 tonos. Taisyklės įsigalioja rytoj 2006 m. Liepos 1 d. trečiadienį.
Prašome į šias naujasias taisyklės žiūrėti visiškai rimtai ir nedelsint jas įgyvendinti. Nacionalinės kelių transporto kontrolės institucijos pradės užtikrinti jų vykdymą, todėl labai svarbu laikytis taisyklių, kad išvengtumėte finansinių baudų ir kitų sankcijų. Apibendrinant, svarbiausios temos yra vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės, tachografai, vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kelių transporto vairuotojų komandiravimo deklaracijų portalas. Tai 3 jums svarbiausios sritys. Kviečiame naudotis visą mūsų parengtą medžiagą. Jei turite papildomų klausimų apie naujasis taisyklės, kreipkitės į transporto įmonių asociaciją, sektoriaus organizaciją arba kompetentingą nacionalinę administraciją. Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyviams už dalyvavimą šiandienos internetinėme seminare. Dėkoju mūsų pranešėjams ir moderatoriui už vertingą indėlį. Taip pat dėkoju visiems dalyviams už skirtą laiką ir dalyvavimą susitikime. Linkiu saugios kelionės, kviečiu sekti taisyklių pakeitimus ir dar kartą dėkoju už jūsų dalyvavimą šiandien. Ačiū.